Knygos konspektas stipriausiamis ir gražiausiamis jos citatomis. Adamas Johnsonas. 10 tikrosios laimės paslapčių. Gyvenimas skirtas tam, kad gyventi ir kiekviena diena turėtų būti džiaugsminga, o ne kovoje. Ji turi būti panaši į pasivaikščiojimą saulėtą dieną, o ne į kovą su nesibaigiančia audra. Gyvenimas tiesiog pernelyg trumpas ir pernelyg brangus, kad eikvoti jį nemaloniems dalykams. Viena iš paslapčių to, kaip reiktų pergyventi sunkius laikus, pilnai sutampa su gyvenimo pilnatvės paslaptimi geriausiais laikais. Ta paslaptis – tikslas. Jūs perskrodžiate visą pasaulį ieškodami laimės, o ji visuomet šalia, ištiestos rankos atstumu. Jeigu galėčiau pragyventi savo gyvenimą iš naujo, aš pasistengčiau padaryti daug daugiau klaidų. Jau nebūčiau toks idealus, atsipalaiduočiau, tapčiau lankstesnis, elgčiausi kvailiau nei jau praeitoje kelionėje. Iš tiesų, dabar žinau labai nedaug dalykų, į kuriuos žiūrėčiau rimtai, būčiau šiek tiek beprotiškesnis. Žmogus yra tai, ką jis apie save galvoja. Bet kokioje sunkioje ar stresinėje situacijoje reiktų užduoti savo 3 klausimus. Kas šioje situacijoje yra nuostabaus? Kas joje galėtų būti nuostabaus? Kas dar nėra tobula? Ką aš galiu padaryti, kad ištaisyti situaciją ir patirti malonumą nuo proceso? Kiekvieną dieną uždavinėti savo klausimą, už ką aš galiu būti dėkingas šiandien dienai. Pakanka sustoti ir paklausti savęs, ar tai turi kažkokią prasmę, svarbą nors kažkam po 10 metų. Vietoj klausimo, kas šioje situacijoje blogo, paklauskite savęs, kas joje juokingo, arba kas joje galėtų būti juokingo. Pas žmonės yra tik 2 motivatoriai – kentėjimas ir malonumas. Atminkite, kad kiekviena diena yra nauja pradžia, naujas gyvenimas. Tarp visų mano pacientų, nugyvenusių daugiau nei pusę gyvenimo, tai yra žmonių vyresnių nei 35 metai, nebuvo nei vieno tokio, kurio problemos galų gale nevestų prie religingo požiūrio į gyvenimą. Klysti žmogiška, atleisti dieviška. 10 tikrosios laimės paslaptis – tikėjimo stiprybė. Be tikėjimo negali būti ilgalaikės laimės. Tikėjimas kelia pasitikėjimą žmonėmis, ramina protą ir išvaduoja dvasią nuo abejonių, nerimo ir baimės. Tikėjimas yra viena tų jėgų, kuriomis žmogus gyvena ir jo visiškas nebuvimas reikštų pražūtį. Be tikėjimo į aukščiausiąją jėgą gyvenimas prisipildo abejonių, pergyvenimų, nerimo ir baimių. Psichologiniai tyrimai parodė, kad žmonės, turintys stiprų religinį tikėjimą, rečiau kenčia nuo depresijos ir streso įtakos. Tikėjimas yra tikrosios laimės pamatas. Įsivaizduokite, kad 2 žmonės pasistatė namus. Vienas pastatė savo namą ant akmenų, kitas ant smėlio. Kol oras geras, abu laimingi, bet kai tik tai prasidės audra, namas stovintis ant smėlio sugrius. Tikėjimas yra tas akmuo, ant kurio stato ilgalaikę laimę. Nelaimingumo paslaptis yra tame, jog pas žmogų yra laiko galvojimams apie tai, laimingas jis ar ne. Klaidos ir nesėkmės savyje sudaro gyvenimo pamokas. Atleiskite kitiems, atleiskite savo. Senu žmogų daro ne jo amžius, o jo protas. Žinote, naktį pats šalčiausias ir tamsiausias rytas yra prieš pat aušrą. Lygiai taip pat tais momentais, kai viskas atrodo beprasmiška, mes išgyvename pačius rimčiausius posūkius link kažko geresnio. Būtent tuomet įvyksta kažkas stebuklingo. 9 tikrosios laimės paslaptis – tarpusavio santykių jėga. Gyvenimo kokybė apsisprendžia kokybiškais santykiais su žmonėmis. Niekas negyvena negyvenamoje saloje. Kiekvienas turi kitų žmonių poreikį.
Artimi santykiai padaro geresnius laikus dar smagesniais, o sunkius laikus lengviau pergyvenamais. Džiaugsmas, kuriuo dalinamasi, dvigubas džiaugsmas. Problema, kurią pasidalinama, sumažėja perpus. Su kiekvienu žmogumi elkitės taip, tartum daugiau niekada jo nepamatysite. Paprastai mes dar labiau nerimaujame, tampame nelaimingi, jeigu laikome savo mintis savyje. Kuomet mes slepiame savo sunkumus nuo kitų, mes dažnai išpučiame juos iki tokių mastelių, kad laikui bėgant mums tai pradeda atrodyti siaubinga ir tuomet pas mus atsiranda bejėgiškumo jausmas. 8 tikrosios laimės paslaptis – dovanojimo jėga. Laimės negalima rasti įsigijime ir turėjime kažko dėl savęs. Jis slypi mokėjime duoti ir padėti kitiems. Kuo daugiau džiaugsmo ir laimės mes suteikiame kitiems, tuo daugiau įgyjame to patys. Biblijoje pasakyta, labiau palaiminga yra duoti, nei priimti. Šypsokis. Jeigu šypsotės kažkam, jie būtinai nusišypsos jums atgal. Laimė panašiai bumerangą. Kuo dažniau meti, tuo dažniau sugrįžta atgal. Atminkite Sijų genties indėnų maldą. Didžioji dvasia, apsaugok mane nuo kritiškų ir kaltinančių išsakymų žmogui, kol aš nepavaikščiojau jo mokasinuose bent 2 savaitės. Neįmanoma būti laimingam, jeigu mumise liko neapykanta ir nuoskaudos. Atminkite, jog nuo jūsų nuoskaudų nekenčia niekas kitas apart jūsų pačių. Atleisti reiškia pradėti viską iš naujo, pilnai ištrinant viską iš atminties. Tai reiškia pilnai išsivaduoti iš pykčio ir smerkimo, atmesti juos kaip akmenį nuo sielos. Konfucijus sakė, būti įžeistu arba apiplėštu niekai, jeigu tik tai ir toliau nekankini savęs prisiminimais apie tai. Jeigu nekęsite kiekvieno, kuris daro klaidas, viskas baigsis tuo, kad nekęsite visų, tame tarpe ir savęs. 7 tikrosios laimės paslaptis – atleidimo jėga. 6 tikrosios laimės paslaptis – humoro jėga. Humoro jausmas palengvina stresą ir sukelia laimės jausmą. Juokas sustiprina sugebėjimą susikoncentruoti ir padidina sugebėjimą spręsti uždavinius. 5 tikrosios laimės paslaptis – tikslo jėga. Jeigu mes turime tikslą, mes susikoncentruojame ties tuo, kad patirti malonumą, o ne ties tuo, kad išsivaduoti iš kentėjimų. Tikslai tampa tuo, vardan ko verta keltis iš lovos ryte. Žmonės dažnai galvoja, kad pagrindinės laimės sąlygos yra komfortas ir prabanga, tačiau iš tiesų laimei mums reikia turėti tai, kas keltų mums entuziazmą. Labai paprastas pratimas, kurio metu jūs įsivaizduojate, kad nugyvenote visą savo gyvenimą ir dabar sėdite supamajame krėsle ir galvojate apie tai, kaip jūs gyvenote ir ko pasiekėte. Apie ką jums būtų malonu prisiminti? Ar buvo kažkas, ko jūs didžiuotumėtės? Kokius santykius su žmonėmis jums pavyko sukurti? Ir svarbiausia, kada sėdite supamajame krėsle, kokiu žmogumi jums norėtųsi būti? 4 tikrosios laimės paslaptis – savęs matymo jėga. Sakoma, kad žmogus yra tai, ką jis apie save galvoja. Mes esame tokie, kokiais save laikome. Jeigu aš esu nepatenkintas savimi, tai aš esu nepatenkintas ir visų savo gyvenimu. Todėl tam, kad gyventi laimingą gyvenimą, reikia išmokti būti patenkintų savimi. Kiekvienas žmogus yra unikalus. Jis yra nugalėtojas, kadangi šansas, kad gims būtent jis, sudaro 1 prieš 300 000 milijardų. Kad įveikti kompleksus ir negatyvius įsitikinimus apie save, kad susidaryti pozityvų savęs matymą, būtina išsiaiškinti, kaip negatyvų savęs matymai atsirado ir ar teisingi jie yra. Jeigu jie turi pagrindą būti, reiktų imtis veiksmų pakeisti save. Kasdien išsakyti pačiam savo pozityvius įsitikinimus apie tai, kokiu žmogumi jūs norėtumėte būti.
klausti savęs, kas jums patinka savyje ir ką jūs savyje gerbėte. Kitas metodas, kuris padeda pakeisti įsitikinimus apie save, yra tame, kad elgtis taip, tartum jau esate tokie. Pavyzdžiui, jeigu jūs laikote save nepatraukliais, elkitės taip, tartum esate gražus ar graži. Jeigu jūs galvojate, kad jums neužtenka pasitikėjimo savimi, elkitės taip, tartum neturėtumėte jokių abejonių savo jėgomis. Trečia tikrosios laimės paslaptis – akimirkos jėga. Laimė slepiasi ne metuose, mėnesiuose, savaitėse ir netgi ne dienose, bet ją galima rasti kiekvienoje akimirkoje. Išgauti geriausiai iš savo gyvenimo mes galime tik tuo atveju, jeigu mes išgausime tai, kas geriausia, iš kiekvienos akimirkos. Gyvenimas esamoje akimirkoje išsklaido apgailestavimus, įveikia nerimą ir sumažina stresą. Antra tikrosios laimės paslaptis – kūno jėga. Judesiai įtakoja mūsų jausmus, fiziniai pratimai palengvina stresą ir kūne sukelia cheminės reakcijas, dėka kurių mes jaučiamės gerai. Reikia sportuoti reguliariai pagal galimybės, kasdien, mažiausiai 30 minučių per kartą. Mano jausmai įtakoja mano laikyseną. Teisinga laikysena sukelia laimės jausmą. Pirma tikrosios laimės paslaptis – požiūrio jėga. Mano laimė remiasi mano požiūriu į gyvenimą. Aš esu tiek laimingas, kiek tam nusiteikęs mano protas. Galima pakeisti savo požiūrį ir to dėka jūs pasieksite tai, kad kiekviena patirtis praturtins jūsų gyvenimą. Tame ir yra pirmoji tikrosios laimės paslaptis. Jeigu aš tikėsiuos geriausio rezultato, dažniausiai ir sieksiu jo. Laimė tai pasirinkimas, kurį aš galiu padaryti bet kurią akimirką, bet kurioje vietoje, bet kur. Galima rasti tokį požiūrio tašką, kada viskas, kas pragyventa, turės palankę reikšmę. Pradedant nuo šios minutės aš ieškosiu pozityvaus visame kame ir kiekviename. Tikrosios laimės sėkla yra dėkingumas. Nelaimingų arba laimingų mane daro tik mano mintis, o ne išorinės aplinkybės. Valdydamas savo mintis, aš valdau savo laimę. Iš tiesų, mąstymo procesas yra ne kas kita, kaip klausimų seka. Klausimai veda į atsakymus, o atsakymai sukelia jausmus. Tokiu būdu, jeigu mes jaučiamės nelaimingi ar prislėgti, dažniausiai tai reiškia, kad jūs užduodate savo neteisingus klausimus. Jūs klausėte, kas jūsų gyvenime ne taip, vietoj to, kad savęs klausti apie tai, kas jame yra teisingai. Mūsų jausmai apie įvykius gyvenime apsisprendžia tuo, ką su jais susiejame, o ne pačiais įvykiais. Pasitenkinimo šaltinis randasi prote ir tas, kuris turi tiek mažai žinojimo apie žmogiškąją prigimtį, jog siekia laimės stengdamasis pakeisti viską, apart savo pačio charakterio, tik nereikalingai išeikvos savo gyvenimą bandymuose ir padidins savo sielvartą, nuo kurio nori išsivaduoti. Jūs ieškojote rudos spalvos ir nuolat rasdavote tik rudą spalvą, visiškai nepastebėdami visko, kas buvo mėlynos spalvos. Tas pats vyksta ir gyvenime. Jūs ieškote blogo ir randate, kas yra blogai, bet nepastebite to, kas yra gerai. Būtent prie to priveda įsitikinimas, kad reikia laukti blogiausio. Toks įsitikinimas visiškai pakina mus tam, kas yra gero tame, kas vyksta jūsų gyvenime. Tame ir yra viena iš priežasčių, kodėl tiek daug turtingų ir įžymių žmonių, kurie turi viską, ką tik galima įsivaizduoti, įsigudrina pasinerti į depresiją ir tapti narkomanais arba alkoholikais. Vietoj to, kad pagalvoti apie viską, ką jie turi, jie susikoncentruoja ties tuo, ko pas juos nėra ir todėl mato tik tai, ko trūksta. Tokiu būdu jie patys save daro nelaimingais. Didysis rašytojas Miltonas, kuris buvo aklas, aiškino: būti aklu nėra jokia nelaimė. Nelaimė yra tame, kad žmogus niekaip negali susitaikyti su savo aklumu.
Panašiai ir turtai, sveikata, šlovė ir valdžia visai negarantuoja, jog tai yra laimė. Kada Napoleono, prancūzų imperatoriaus ir vieno galingiausių savo laiko žmonių, paklausė, ar buvo jo gyvenimas laimingas, šis atsakė, pas mane buvo nedaugiau nei 6 laimingos dienos. Dauguma žmonių praleidžia visą savo gyvenimą ieškodami laimės ir niekada neranda tik todėl, kad ieško ne ten, kur reikia. Negalima pamatyti saulėlydį, jeigu esi veidu į rytus. Negalima rasti laimę, jeigu ieškoti jos supančiose tave daiktuose. Vietoj to, kad kankinti save klausimu, kodėl tai atsitiko su manimi, jūs galite paklausti, ko aš galiu išmokti, kokią naudą galiu išgauti iš šios patirties. Kas jūsų manimų pašoka iš lovos iš pat ryto, nekantriai pasitinkant naują dieną? Tas, kuris iš ateinančios dienos laukia pačio blogiausio, ar tas, kuris tikisi fantastiškos dienos? Ir kurisgi iš jų, jūsų manimų, pasimėgaus tą dieną? Laimė viena iš didžiausių gyvenimo dovanų ir ji prieinama kiekvienam. Suprantate, laimę neranda, ją susikuria ir nepriklausomai nuo aplinkybių. Atiduodami save kitiems, mes ne tik atsiribojame nuo savo problemų. Asmeniškai man tai didžiausia tikrosios laimės paslaptis. Tai yra viskas, ko reikia, tam, kad pripildyti savo gyvenimą džiaugsmu ir laimę, dalinti tai kitiems. Tai, ko mes labiausiai siekiame, laimės, lengviausia pasiekti duodant ją kitiems. Tai vienas iš didžiausių kūrinijos dėsnių. Kuo daugiau atiduodi, tuo daugiau gauni. Išmintingas žmogus 7 kartus per dieną suklumpa, bet ir pasikelia 7 kartus per dieną. Atleidimas išvaduoja nuo kentėjimo. Štai kodėl tai yra taip svarbu, kad tapti laimingu. Tik mokėjimas išsivaduoti iš smerkiančio požiūrio ir nuoskaudų leidžia mums lengvai mėgautis džiaugsmu ir laime. Juokas iš tiesų yra pašalinis laimės jausmo produktas, tačiau jis visgi gali ir sukelti laimės jausmą. Suprantate, kai mes juokiamės arba net tik šypsomės, smegenyse išsiskiria tam tikri cheminiai elementai, iššaukiantis kažką panašaus į euforiją. Tyrimai parodė, kad juokiantis mūsų kraujyje sumažėja streso hormonų, adrenalino ir kortizono, ko pasėkoje mes iš tiesų jaučiame mažesnį nerimą. Tapti laimingu, jeigu jūs niekada nesijuokėte, labai sunku. Kas turi daugiau, mirštantis nuo vėžio milijonierius, ar sveikas žmogus be cento kišenėje? Mes semiamės energijos ne tik iš maisto, bet ir iš savo entuziazmo, o entuziazmas atsiranda dėka tikslo turėjimo. Daug lengviau pergyventi sunkius laikus, jeigu yra kažkas, ko mes pasieksime, kai tas periodas pasibaigs. Pačiu pagrindiniu žmogaus sielos poreikiu yra poreikis įprasmintam gyvenimui ir būtent tuo mus apdovanoja tikslai. Kada žmonės nusiteikia priešiškai ir grubiai, kada išsako žiaures ir piktas nuomonės, jų žodžiai yra jų pačių neramios sielos atspindys, bet ne jūsų. Kad kritikuoti nereikalingas nei talentas, nei didelis protas, nei stiprus charakteris. Patys netikėčiausi dalykai įvyksta būtent tuo met, kai jūs pradedate elgtis taip, tartum esate patrauklus, pasitikintys savimi ir laimingi. Jeigu mes kažką girdime nuolat, mes pradedame tikėti tuo. Užduokite savo patį svarbiausią klausimą, kokį tik galima sugalvoti. Kas aš esu? Planavimas labai svarbu bet kokiai mūsų veiklai, tačiau nereikia užsiimti planavimu, kada darote kažką kitą. Ir nereikia užsiimti kažkuo kitu, kada darote planus ateičiai. Apie ką jūs begalvotumėte, ką bedarytumėte, susikaupkite tik ties tuo. Tik gyvenimas esamajame momente leidžia mums sukurti tą ateitį, kurios mes norėtume. Kiekviena akimirka reiškia pasirinkimą, formuojantį mūsų likimą. Mintis yra veiksmo sėkla. Veiksmas pagimdo įprotį. Įpročiai sudaro charakterį, o charakteris formuoja mūsų ateitį. Sukoncentruokite savo mintis ties tuo, ką darote, o ne ties tuo, ką padarėte ar darysite.
Viena iš priežasčių, kurių pagalba žmonėms pavyksta pergyventi asmeninės tragedijas, yra tame, jog jie gyvena tik viena diena. Ir jeigu tokia filosofija padeda mums įveikti sunkius laikus, tai įsivaizduokite, kokia nepaprastai gera ji yra palankiems gyvenimo periodams. Mums reikia išmokti spręsti problemas tuomet, kai jos iškyla, ir išsiskirti, palikti jas, kai jos dingsta. Mes vėl ir vėl galvojame apie praeitį, pergyvename dėl ateities ir atitinkamai neskiriame pilno dėmesio dabarčiai. Tai priveda prie nusivylimo tuo, kas jau padaryta, ir verčia nerimauti apie tai, ko dar neįvyko. Jeigu žmogus negyvena šią akimirką, jis nesugebės laimėti gyvenimo žaidime. Pagalvokite, juk šitos dienos jau niekada nepakartoti. Gyveni metras po metro, gyvenimas sunkus. Gyveni centimetras po centimetro, gyvenimas geras. Bet kokia veikla tampa lengvesnė, jeigu ją padalinti į mažus fragmentus. Jeigu akimirka tampa ypatinga, stebuklinga, tai ir gyvenimas tampa tokiu pačiu ypatingu ir stebuklingu. Paslaptis yra tame, kad sukaupti kuo daugiau tokių akimirkų. Laikas – vienintelis dalykas, kurio negalima grąžinti, ir vis dėlto mes nelaikome jo vertybę. Sveika stovėsena reiškia, kad jūsų nugara ištiesta, bet atpalaiduota. Jūs neturite jausti nei įtampos, nei skausmo. Ar jūs žinote, kad, pavyzdžiui, jeigu stovite tiesiai, giliai kvėpuojate ir šypsotės, jūs tiesiog negalėsite jaustis prislėgtu. Tai gatvė su dvipusiu judėjimu. Mūsų emocijos įtakoja mūsų laikyseną, bet ir laikysena įtakoja mūsų jausmus. Pratimai yra būtini ne tik tam, kad išsaugoti fizinę sveikatą, bet ir tam, kad palaikyti savo protinį ir emocinį budrumą ilgalaikėje perspektyvoje. Ar žinote, kad vidutinė gyvenimo trukmė sudaro 76 metus, juk tai viso labo 3952 savaitės ir 1317 iš jų jūs praleidžiate sapne. Tai reiškia, kad gyvenimui lieka tik 2635 savaitės arba 63 240 valandų. Montenis, prancūzų filosofas, rašė: visas mano gyvenimas pripildytas siaubingų įvykių, didžioji dalis kurių niekada neįvyko. Tai ir yra viena iš priežasčių, kodėl tiek daug žmonių apsunkinę save nerimais ir stresais. Jiems šiandien yra tas rytoj, apie kurį jie pergyveno vakar. Kai du žmonės žiūri pro grotas, vienas mato purvą, o kitas žvaigždes. Sakoma, kad laikas gydo žaizdas, bet tai nėra taip. Pyktis ir apmaudas iš tiesų paprastai su metais silpnėja. Tačiau jeigu mes nesame pasiruošę atleisti, jie niekada nepaliks mūsų širdies. Ne, sugebėjimas atleisti randasi ne metuose, jis slepiasi supratime. Ačiū, kad žiūrėjote. Likite su mumis.